Sveiki, mėly žiūrovai, mano vardas Karolis, o jūs žiūrite laidą ant dviejų ratų. Čia aš jums pristatau pačius įvairiausius motociklus, kuriuos galite sutikti Lietuvos keliuose, supažindinu su įdomiais žmonėmis bei papasakoju apie visus dalykus susijusius su motociklizmu. Na, o šios laidos pagrindinis svečias yra vardu, kuris mažai girdėtas ne tik laidos žiūrovam, bet turbūt ir visiems lietuviam. Ir tai yra Kudžiai Motor SRT 600 SX. Kudžiai Motor yra didžiausias Kinijos motociklų gamintojas. Ir kaip jau turbūt supratote, jis nusitaikė ir į Europos rinką. Šioje laidoje pas mus šis iš pažiūros adventure motociklas, kuris mano akiai visai dailus. Negana to, jisai standartinėje komplektacijoje turi ir šias dėžes, kurios ne tik talpios, bet ir maloniai kvepia levandomis. Mat, kiekvienoje jų yra kvapelis, suteikiantis joms šį gaivų aromatą. Smagi detalė, bet kaip pats motociklas jaučiasi kelyje, mes to jau ir išsiaiškinsim. Na, o prieš tai reikia žinoma išgirsti, kaip jisai skamba. Visai piktai. Kągi, kaip visada motociklo apžvalgą pradėkime nuo jo variklio. Ir šis gražuolis yra varomas 2 cilindrų paraleliniu varikliu, kuris, nors iš pavadinimo atrodytų turėtų būti 600 kubinių centimetrų, iš tikrųjų yra 554. Šis agregatas išvysto 54 arklio galias ir su motociklo svoriu, kuris paruoštas važiuoti yra apie 220 kg, tai nėra kažkaip dinamiškai stebinantis motociklas. Kad dinamiškai motociklas nestebina, tai dar nereiškia, kad jis nėra smagus. Mat, kaip ir praeitoje laidoje minėjau, apžvelgdamas Royal Enfield BR650, lėtesnis motociklas turi turėti tam tikras savybės, kad su juo būtų smagu važiuoti. Tos savybės pirmiausia yra variklio charakteristikos, kai išvystoma galia didėja sulig augančiam variklio apsukomis ir, žinoma, variklio garsas. Ir turiu pasakyti, kad šitas motociklas turi abu šiuos dalykus. Garsas išties smagus. Labai smagu su juo akceleruoti. Ir kadangi tai nevyksta ypatingai greitai, yra šansų pasimėgauti tuo garsu ir kylančiamis apsukomis ilgiau. Taip pat džiugina šio motociklo greičių dėžė, kuri tikrai, turiu pasakyti, veikia tiksliai. Ir su ja man rasti laisvą bėgį niekada nebūna didelių problemų. Nu, dabar prieikime prie dalykų, kurie man šiek tiek kliūna prie variklio ir greičių dėžės. Pirmas dalykas tai būtų akceleratorius. Su laiku atrodo, kad nežinau, kas atsitiko, bet akceleratorius pasidarė šiek tiek nenuspėjamas toje pradinėje pozicijoje. Toks vaizdas, kad galbūt kalibracija sensoriaus nusimušė ar kažkas, bet tikrai iš pradžių paėmęs motociklą gyriau jį mintise, kad akceleratorius elgiasi tikrai visai neblogai. Dar vienas dalykas, kuris kliūna, bet labai nedaug, tai šiek tiek toks laiptuotos sankabos jausmas. Kai tik tai pajudi iš vietos, atrodo, kad motociklas per tokius laiptelius juda, ne visiškai tolygiai. Tai nežinau, ar čia tiesiog tokia sankabos konstrukcija, ar kas yra. Bet labai tai tikrai neerzina. Štai įsukame į mūsų posūkių kelią. Šitoje vietoje motociklas iš tikrųjų mane maloniai nustebino. Mat, jisai ganėtinai gyvybingas ir smagus tokiuose posūkiuose. Iš tikrųjų, motociklas čia valdosi ir jaučiasi labiau kaip koks street negu adventure motociklas. Su juo turi pasitikėjimo važiuoti agresyviau posūkis. Deja, ne viskas čia yra toblo. Pirmas dalykas, labai agresyviai jum važiuoti trukdys, kas įdomiausia, ne pakojis, kuris yra irgi ganėtinai žemai, bet centrinė pakelimo kojelė. Tikrai nekartą buvo, kad važiuojant agresyviau guldantį posūkį
aš ją paliečiau asfaltą. Ypač tuo momentu, kai važiuoklė šiek tiek susispaudžia. Kalbant apie važiuoklę, čia irgi turiu menkutį priekaištą. Priekyje važiuoklė ganėtinai kietoka ir grubi. Ir jeigu tas tikrai padeda jausmui, valdymui, sukibimo pajutimui priekinėje padangoje, tai tam nepadeda tas, kad galinė važiuoklė yra ganėtinai minkšta. Nepasakyčiau, kad jinai minkšta, bet šiek tiek jai trūksta amortizavimo. Tai šitoj vietoj motociklas, sakyčiau, šiek tiek nesubalansuotas. Dar vienas dalykas, kas visai malonus, tai yra Brembo stabdžių sistema, kuri, kaip ir visada, veikia labai efektyviai. Vienintelis šia dalykas, nesu įsitikinęs, ar ši mašinėlė priekinio stabdžio yra Brembo, nes turiu tokį jausmą, kad ją jėgos ir nereikia labai daug, kad gautum gerą stabdymą. Tai tolygumo šiek tiek trūksta, bet vėlgi, aš kabinėjusi prie smulkmenų. Stabdžiai šiaip šiame motocikle yra labai neblogi. Atsimenat, posūkių kelyje minėjau, kad šis motociklas jaučiasi kaip street motociklas. Ir tą jausmą pastiprina vairo pojūtis. Aš nematavau vairo, nežinau, ar iš tikrųjų taip yra, ar tik jaučiasi, bet vairas atrodo siaurokas. Ir tai nėra kaip priekaištas, tiesiog pasakau, koks jausmas. Ir manau, tas siaurumas dar priduoda motociklui to papildomo aštrumo jausmo, galbūt kaip panašesnio į street motociklą. Kas liečia pačią sėdėseną, jinai, kaip ir galima tikėtis iš adventure motociklo, yra labai neutrali. Sėdžiu tikrai ganėtinai patogiai, net jeigu ir apatiniai kūno daliai šiek tiek atrodo trūktų vietos, bet tai tikrai nėra nepatogu. To privalumas yra tas, kad sėdynė išties yra žemai ir net žemiausias vairuotojas lengvai pasieks žemę kojomis. Bet jeigu jau kalbame apie sėdynę, čia turiu šiek tiek priekaištų. Sėdynė yra truputėlį siauroka ir bendrai paėmus turinti mažai vietos. Realiai yra vos viena patogi pozicija, kurioje galima sėdėti. Tad važiuojant ilgesnį laiką jūs neturėsit galimybės labai pakeisti savo sėdėsenos ir taip pailsinti sėdmenis. Ką ši sėdynė turi, tai šildymą. Šiuo mygtuku įsijungia šildymas, o šiuo mygtuku įsijungia rankenėlių šildymas. Taip kad visai nebloga komplektacija. Taip pat man patinka šio motociklo veidrodžiai, kurie rodo tikrai neblogai, net vertinus tai, kad motociklas šiek tiek turi vibracijų, kurias labiausia turbūt jaučiu per vairą ir šiek tiek per pakojus. Nu, dabar prieikime prie šio ekranėlio, kuris yra iš tikrųjų ryškus ir įskaitomume problemų nėra. Tačiau jisai yra vienas iš tų dalykų, kas mane šiame motocikle erzina turbūt labiausiai. Kas keista, kad štai bendras motociklo nuvažiuotas atstumas kažkodėl vadinasi total, o ne odo, nuo žodžio odometras, kaip įprasta. Čia maža smulkmena, bet persiduoda į kitas vietas, apie kurias toj pakalbėsiu, kai sustosime. Štai, pirmiausias dalykas, tai atkreipkite į šį užrašą. Čia yra traction control system, tai yra motociklas turi rato prasisukimo kontrolę. Ją išjungti galima per meniu, bet štai eikime į meniu, labai ilgas meniu. Ir šiame pirmame lape, kuris yra svarbiausias, nėra prasisukimo kontrolės. Jis yra antrame lape. Ir dar vienas įdomus dalykas, kad čia TCS nėra on arba off, o open arba close. Ką tai reiškia, aš nežinau. Pabandysiu tą išbandyti žvyro kelyje. Jeigu taip yra, kaip manau, kad close reiškia išjungta sistema, tai kodėl tada TCS dega, kai jinai yra įjungta, nes pas visus motociklus TCS užsidega tada, kai tu išjungi prasisukimo kontrolę. Dar vienas erzinantis dalykas, kad šis meniu valdomas realiai vienu mygtuku, tai yra tik tai galima eiti žemyn, kitas mygtukas yra įeiti į kažkokią tai funkciją. Tai tikrai yra labai neapgalvota ir labai nepatogu. Vietoj to galėjo gamintojas padaryti, kad trumpas paspaudimas tai yra
ėjimas žemyn arba aukštyn, o ilgas paspaudimas yra įėjimas į funkciją. Būtų daug paprasčiau ir suprantamiau. Kągi, privažiuojam prie miesto ribos ir išbandysim šio motociklo trauką. Motociklas nemėgsta apsukų žemiau negu 2000, bet štai bandome 23 km per valandą, gazas dugnas. Kaip ir sakiau, tai nevyksta labai greitai, bet variklio garsas ir ta charakteristika tą procesą padaro smagų. Na, kalbant apie važiavimą prie didesnio greičio, tai štai važiuojame 90 km per valandą ir turim viso labo 4000 apsukų, kas motociklui leidžia jaustis pakankamai patogiai tokiam greityje. Ir vibracijas čia jaučiu praktiškai tik tai per rankenėlę. Ir turiu pasakyti, kad jų nėra daug, taip kad ilgesnėse kelionėse nemanau, kad erzins. Nu, kas liečia šį stikliuką, kuris turėtų nupūsti vėją, kaip ir matote, jisai ganėtinai žemas ir išties labai daug vėjo nuo manęs nenupučia. Ta prasme, kūnas vėjo srauto negauna, bet pagrindinis srautas jau man ateina į šalmo stikliuką. Kągi, važiuoja mūsų bandomojo maršruto žvyrkelio dalimi ir turiu pasakyti, kad motociklas čia visai gerai jaučiasi. Ypač įvertinus, kad priekinė važiuoklė ganėtinai kieta, jis tikrai visai neblogai stovi ant kelio ir pernelyg stipriai nepurto. Aišku, šis žvyrkelis yra ganėtinai lygus, todėl nenuostabu, kad visai gerai jaučiasi motociklas. Ar su šiuo motociklu norėčiau lysti rimtesnę bekelę? Abejoju. Beje, dabar esu nustatęs tą Traction Control System Closed ir panašu, kad tai išties reiškia išjungtą padėtį, nes tikrai galiu lengvai prasukti galinį ratą. Tai ganėtinai keisti terminai ir manau šitoj vietoj gamintojui teks rimtai pasistengti, kad motociklą pritaikytų prie to, prie ko yra pripratę europiečiai. Kągi, mano bandomasis važiavimas eina į pabaigą ir įdomus dalykas, kad tie priekaištai, kuriuos turėjau dėl akseleratoriaus, į kelionės pabaigą susitvarkė. Tad matyt tikrai buvo kažkokių problemų su sensoriaus kalibracija, kurią kompiuteris važiuojant ilgiau sutvarkė. Geras dalykas, bet tuo pačiu nenorėčiau, kad pasikartotų. Na ir žinoma, pabaigoje reikia aptarti kuro sąnaudas, kurios man su šiuo motocikliuku buvo apie 4,6 litro kilometrui. Tai, sakyčiau, tikrai labai neblogos, ypač įvertinus tai, kad su motociklu smagu važiuoti ganėtinai agresyviai ir tas apsukas pastoviai kelti. Jeigu važiuosite švelniau, manau ir sąnaudos bus dar geresnės. Mane šis motociklas maloniai nustebino tiek savo variklio charakteristikomis bei garsu, tiek gyvybingų valdymų. Tačiau be abejo jisai turi nemažai smulkių ir erzinančių trūkumėlių, tokių kaip labai komplikuota meniu sistema ir kartais keistai besielgiantis akseleratorius. Žinoma, šitoj vietoj reikėtų paminėti, kad šis motociklas kainuoja viso labo 6000 eurų. Ir ar šie trūkumai jums trukdytų gyventi su juo kiekvieną dieną, galite atsakyti tik jūs. Mat, kaip visada sakau, visa tai, ką aš jums pasakoju, yra tik tai mano nuomonė, o visus jūs dominančius motociklus išbandykite patys. Šioje laidoje tiek, likite sveiki ir saugus kelyje, o mes pasimatysime jau po savaitės. Iki. Laidos vedėjo saugumu ir komfortu rūpinasi Rūka ir Schubert, už kuriuos dėkojame K-Moto.